So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 9, texts 46 and 47. 46 is not on the board, so I will say it alone, and then we can all responsibly do text 47. Šiandieną skaitome Šrimad Bhagavatam 6, 9, 46 ir 47 abu tekstus. Tik tai 47 yra ant lentos, tai mokytas 46 perskaitys tiesiog. Shri Shuko Vacha Attayavam Idito Rajan Sadaram Tridashaya Hari Svamupastana Markanya Prahatan Abhinanditaha. Shri Shukdev Goswami continued, O King Parikshit, when the demigods offered the Lord their sincere prayers in this way, the Lord listened by his causeless mercy. Being pleased, he then replied to the demigods. Šukadeo Gosvamis tęsė, o karaliau Parikšitai, tuomet, kai pusdieviai paukojo viešpačių savo nuoširdžias maldas, tokiu būdu viešpas klausė juos dėl savo nepriežastinės malonės. Būdamas patenkintas, jisai atsakė pusdieviam sekančiai. Text 47. Shri Bhagavan Uvacha Prita Aham Va Sarashrishta Mat Upasthana Vidyaya Atma Aishvarya Smriti Pumsam Bhakti Cha Eva Yaya Mai Shri Bhagavan Uvacha Pritahang Vasara Shreshta Madhupasthana Vidyaya Atmaishvarya Smriti Pungsang Bhaktishchaiva Yayamai Shri Bhagavan Uvacha Pritohang Vasara Shreshta Madhupasthana Vidyaya Atmaishvarya Smriti Pumsang Bhaktishchaiva Yayamai. Shri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said, Prita, pleased, Aham, I, Va, of you, Sarashreshta, O best of the demigods, Mat Upasthana Vidyaya, by the highly advanced knowledge and prayers offered unto you. Atma Aishvarya Smriti, remembrance of the exalted transcendental position of me, the Supreme Personality of Godhead. Doing the Lithuanian? Anyway, Pumsam, of men. Bhakti, devotional service. Cha, and Eva, certainly. Yaya, by which, Mai, unto me. Translation and purport by Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, O beloved demigods, you have offered your prayers to me with great knowledge, and I am certainly most pleased with you. A person is liberated by such knowledge, and thus he remembers my exalted position, which is above the conditions of material life. Such a devotee is fully purified by offering prayers in full knowledge. This is the source of devotional service unto me. Purport. Another name of the Supreme Personality of Godhead is Uttama Shloka, which means
that he has offered prayers with selected verses. Bhakti means Shravanam Kirtanam Vishnu, chanting and hearing about Lord Vishnu. Impersonalists cannot be purified, for they do not offer personal prayers to the Supreme Personality of Godhead. Even though they sometimes offer prayers, the prayers are not directed toward the Supreme Person. Impersonalists sometimes show their incomplete knowledge by addressing the Lord as being nameless. They always offer prayers indirectly saying, you are this, you are that, but they do not know to whom they are praying. A devotee, however, always offers personal prayers. A devotee says, Govindamadi Purushang Tamaham Bhajami. I offer my respectful obeisances unto Govinda, unto Krishna. That is the way to offer prayers. If one continues to offer such personal prayers to the Supreme Personality of Godhead, he is eligible to become a pure devotee and return home back to Godhead. Vertimas ir komentaras Vediškos malonės eisi, Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada. Aukščiausias Dievas asmuo tarė, o mylimi pusdieviai, jūs paukojat man tokias maldas su didžiu žinojimu ir aš be abejo esu labai patenkintas jumi. Asmuo yra išvaduojamas tokių maldų ir jisai prisimena mano išaukštintą poziciją, kuri yra virš materialaus gyvenimo sąlygų. Toks atsidavęs yra pilnai apvalomas, aukodamas maldas su pilnu žinojimu. Tai yra šaltinis atsidavimo tarnystės man. Komentaras. Kitas vardas aukščiausiam Dievo asmeniui yra Utama Šloka, kas reiškia, kad jam yra aukojamos maldos iš atrinktų posmų. Bhakti reiškia Šravanam Kirtanam Višnu, kartoti, klausyti apie viešpatį Višnu. Impersonalistai negali apsivalyti, nes jie neaukoja maldų aukščiausiam Dievo asmeniui. Negi kartais jie ir išsako tam tikras maldas, bet jos nėra tiesiogiai nukreiptos aukščiausiam Dievo asmeniui. Impersonalistai kartais parodo savo nepilną išmanimą, kreipdamasi į viešpatį kaip į bevardį. Jie taip pat aukoja maldas netiesiogiai sakydami, tu esi tai, bet jie nežino, kam jie meldžiasi. Atsidavusiai vis dėlto visą laiką aukoja asmeninės maldas. Atsidavusiai sako, Govindam, Adipurušam, Tamaham, Bhajami. Aš reiškiu savo pagarbius nusilenkimus tau, Govinda, tau, Krishna. Tai yra būdas, kaip aukoti savo maldas. Jeigu žmogus tęsia išsakyti tokias asmeninės maldas aukščiausiam Dievo asmeniui, jis tampa pakeliamas, tampa tyru atsidavusiu ir yra kandidatas grįžti atgal pas viešpatį. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shta. So, Prabhupada is giving us a very nice hint. Taigi, Prabhupada čia labai įdomiai pažymi. How to become a pure devotee. Kaip tapti tyru atsidavusiu. And return home back to Godhead. Ir grįžti atgal pas viešpatį. By continuing to offer personal prayers to the Supreme Lord. Tęsti asmeninės maldas viešpačiui. Is that difficult? Ar tai sudėtinga? All you have to do is treat God as a person. Tiesiog reikia su Dievu elgtis kaip su asmeniu. And pray to Him regularly. Ir reguliariai jam pasimelsti. For bhakti. Kad gauti bhakti. Don't pray for material things. Nesimelskite materialių dalykų. If you do, you're praying to stay in the material world. Jeigu taip darysite, jūsų maldos laikysis materialiame pasaulyje. But if you pray for devotional service, bet jeigu prašysit atsidavimo tarnystės, if you offer prayers of worship and surrender to the Lord,
Jeigu jūsų maldos, tai bus viešpaties garbinimas ir atsidavimas. By that praying, you become more and more and more qualified. Taip melsdamiesi, jūs tapsite vis daugiau ir daugiau kvalifikuoti. In fact, each time you utter a prayer, Iš tiesų, kiekvieną kartą, kai išsakot maldą, you become more qualified. tam būti daugiau kvalifikuotas. It's not that sincere prayers go in vain. Nereiškia, kad nuoširdžios maldos pražūsta kažkur. Krishna hears every single prayer that every single devotee makes. Krišna girdi kiekvieno atsidavusiojo maldą. So you better pray properly. Don't pray for something material. Tad geriau melstis tinkamai, 'Cause that's neprašyti all- kažko materialaus. If you pray for something material, that's also noted. Nes jeigu kažko prašot materialaus, viešpas ir tai atkreipia dėmesį. So what has been your mood of prayer, that will determine at the time of death your next situation. Ir jūsų nuotaikos, jūsų maldos nuotaika nulems jūsų sekančią situaciją, sekančiam jūsų gimime. You see, we have the ability to compose our own prayers Mes turim galimybę sukurti savo or to maldas choose our own prayers. ar pasirinkti jas. So by composing or choosing your own prayers, you are molding or shaping your own consciousness. Tad pasirinkdami arba kurdami maldas, jūs aštrinate savo sąmonę. Notice that I said compose and choose. Aštrinate ir derinate. A neophyte devotee is actually better. He just takes notable prayers given in the scriptures and recites those. Neofitas pradedantis atsidavęs geriau paimtų maldas iš šventraščių ir jas atkartotų. You start composing your own prayers, they have to be pure, that's the point. Nes jeigu jūs pradės kurti savo maldas, problema, kad jos turi būti tyros maldos. We have to be careful not to pray for material things. Reikia būti labai atsargiam, kad neprašyti materialių dalykų. Prayer should not be based on lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. Jūsų maldos neturi būti pagrindos geismų, gapšumų, pavydų, išdidumų, beprotybė. They should simply be based on the desire to develop pure love for God. Jų pagrindas turi būti vienintelis, tai yra noras įsiugdyti tyrą meilę Dievui. So if you want to compose your own prayers, Tad jeigu norit kurti savo maldas, bear in mind this prayer should be something that will help me. I'm begging for something that will help me achieve pure bhakti. tai jūs turite prašyti to, kas padėtų jums pasiekti tyrą bhakti, tyrą meilę. And help me give pure bhakti to others as well. Ir padėtų duoti tyrą bhakti kitiems. Giving pure bhakti to others also is the way that we get pure bhakti for ourselves. Nes duoti tyrą bhakti kitiems, tai yra taip pat būdas, kaip gauti ją savo. So if one tries to purely give pure bhakti to others, that will greatly enhance one's own progress in Krishna consciousness. Jeigu žmogus nuoširdžiai mėgins duoti tyrą bhakti kitiems, tai labai stipriai padės jo progrese. Actually, that's the easiest way to conquer over the modes of nature within your own heart. Iš tiesų, tai lengviausias būdas, kaip nugalėti savo iš pačio širdį. Defeat the atheists. Nugalėti ateistus. Defeat the scientists. Nugalėti mokslininkus. Defeat the impersonalists. Nugalėti impersonalistus. And you'll be defeating that nonsense within your own heart. Ir tą pačią nešvarą tokiu būdu sunaikinsite ir savo širdyje. Let's see what other points we have here. Čia mes dar turime kitų nuostabių momentų. Another point is this. Krishna is saying that knowledge is offering prayers, and knowledge is the source of devotion. Krišna sako, kad maldų su žinojimu išsakymas yra atsidavimo tarnystės šaltinis. So the knowledge is very important. Taigi žinojimas labai svarbu. We have to pray with knowledge. Mes turime melstis su pilnu išmanimu. In other words, if you want to know how to pray properly, you have to have some knowledge that enables you to pray properly. Tai žodžiais tariant, jeigu norite melstis tinkamai, turite turėti tam tikrą žinojimą, kas suteiks jums galimybės tinkamai This melstis. is why Srila Prabhupada has taken so much trouble to write so many volumes of books. Todėl Šrila Prabhupada tiek daug dėjo pastangų, kad parašyti He's šias giving knygas. us the knowledge we need so we can learn how to pray in a pure way. Jis duoda mums žinias, kurių reikia, kad galėtume tinkamą būdu melstis. Krishna is saying that one is liberated by knowledge. Krišna sako, kad žmogus žinojimo dėka yra išvaduotas. Does that mean I don't have to surrender? I can just have knowledge? Ar tai reiškia, kad man tiesiog reikia turėti žinojimą ir nereikia atsiduoti?
No, it does not mean that. Ne. It means when you have knowledge of what is the ultimate goal of life, Tai reiškia, kad jei turite žinojimą, kas yra galutinis gyvenimo tikslas, and you realize there's no other alternative for being happy, ir suvokat, kad kitų alternatyvų tam, kad būtų laimingam, nėra. even if I become Brahmaji, Net ir tapus pačiu brahmanu, or a wealthy businessman, or a rock and roll star, or a politician, pačiu brahma ar kažkokia tai žymė žvaigždė, I can never be happy. niekada negali būti laimingas. If one has that knowledge, that will give them the impetus, or the encouragement, or the enthusiasm to surrender to Krishna. Jeigu kažkas turės tokį žinojimą, tai jam duos paskatimo ir entuzijazmo, kad atsiduoti Krishnai. So knowledge is very important on the path of bhakti. Todėl žinojimas yra bhakti kelyje labai svarbus. It helps us focus on developing bhakti and rejecting all other activities. Tai padeda mums susifokusuoti, kad gauti bhakti ir atmesti pašalinę veiklą. A devotee is only interested in developing pure devotional service. Nes atsidavus įdomu tik tai, kaip gauti tyrą sudėmo tarnystę. Everything else loses importance. Visa kita praranda svarbą. It loses significance. Tampa beprasmiai. It doesn't really matter if you think about it. What is the use of doing anything else besides developing pure devotional service? Pagalvokime, kokia yra prasmė apskritai daryti kažką kitą, apart kultivuoti tyrą sudėmo tarnystę. If somebody wants to win the Olympics, they train like anything. Jeigu kažkas nori laimėti olimpinės žaidynės, jie labai stipriai treniruojasi. They restrict their diet. Jie turi konkrečią savo They dietą, hire a personal trainer. jie turi asmeninį trenerį. And their whole pasisamdo. focus is 24 hours a day. Their whole focus is to get themselves in shape for the Olympics. Ir 24 valandas per parą jie susikoncentravę, kad pasiekti savo tikslą. So, going back to Godhead, that is the Supreme Olympics. Taigi, grįžtant gal pas Dievą, tai yra pati aukščiausia The olimpinė žaidynė. Supreme Olympic gold medalist to go back to home, back to Godhead. Tai yra pats aukščiausias olimpinis medalis, grįžtant gal pas Dievą. So if you want to achieve that goal, Norėdami pasiekti šį tikslą, you require a trainer. reikalinga trenerė. That is the spiritual master. Tai yra dvasinis mokytojas. You require the association of others who are doing the same thing to give you encouragement. Jums reikalinga bendrauti su kitais, kurie taip pat nori tenais patekti, kad jūs paskatintų. That is the devotees of the Lord. Tai yra viešpaties atsidavusiai. You require a special diet. Jums reikalinga ir speciali dieta. That is Krishna Prasadam. Tai yra Krišnos prasadas. And you require to work out every day. Ir jums reikia dirbti kiekvieną dieną. What is that workout? Ir koks tas darbas yra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. That's a mental workout. Tai yra protinis darbas. But not only in the mind. Bet ne tik proto. Prabhupada said the tongue has to work. Prabhupada sako, liežuvis turi dirbti. So work your tongue. Taigi, Don't panaudokit be a liežuvį. lazy tongue. Netingėkit. Work your tongue. Dirbkit su liežuviu. Work your lips. Dirbkit su lūpom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, by working out every day, Tokiu būdu kasdien dirbdami, through all varieties of circumstances, per nepaisant jokių įvairiausių aplinkybių ir sunkumų. I can skip my eating, but I cannot skip my chanting. You see. Tebūnie aš praleisiu savo valgymą, bet nepraleisiu švento vardo kartojimo. Every day I must chant at least 16 rounds. Kiekvieną dieną aš turiu sukartoti mažiausiai 16 ratų. And I'm determined that my whole life depends on it. Ir aš pasiryžęs, kad visas mano gyvenimas nuo to That priklauso. if I don't chant rounds, I'm drinking poison knowingly. Ir jeigu aš nekartoju savo ratų, tai aš sąmoningai geriu nuodus. That is the determination that one must have. Tai yra tokį pasirežimą žmogus turi turėti. If I don't follow this process, I'm committing suicide. Jeigu nesieku šio proceso, tai tiesiog atlieku savižudybę. One should have this understanding. Žmogus turi turėti tokį suvokimą, One should have this knowledge tokį žinojimą and then act accordingly. ir veikti atitinkamai. And then you're going to win. Tuomet galite laimėti You need a gold medal. aukso medalį. The gold medal of pure Krishna Prem Aukso medalis yra Krishna prema, will be bestowed upon you. kuri bus jums suteikta. In the Olympics, only one person can win the gold medal in an event. Olimpinėse žaidynėse tik tai vienas žmogus gauna aukso medalį. So that Olympics is not very nice. Tai nėra labai gražu. But in this Olympics, Bet šiose žaidynėse everybody can win. visi gali laimėti. Everybody can get that gold medal. Visi gali pasiekti šitą medalį.
can become a Mahabhagavat, ir tapti a Mahabhagavatu, pure devotee of the Lord, tyrais viešpatės atsidavusiais and go back to home, back to Godhead, ir grįžti atgal pas viešpatį, to enjoy an eternal existence kad mėgautis amžiną in the egzistenciją, association of the Supreme Personality of Godhead bendraujant su aukščiausiu Dievo asmeniu and his Nitya Siddha devotees, ir jo Nitya Siddhom like atsidavusiais, Radharani, tokiais kaip Radharani, Nanda Maharaj, ir Nanda Maharaj, Mother Jasoda, motina Jašoda, Sri Dham, Šridham, Stoka Krishna, Stoka Krishna etc. ir taip toliau. So now I can ask if there's any questions. Dabar paklausim, ar yra kažkokių klausimų. Pusdieviai išsakė maldas, prašydami apsaugoti juos nuo materialaus pavojaus. Ir čia Krišna sako, kad jūs tokias nuostabias maldas išsakėt, kad to dėka galite gauti bhakti. Kaip suderinti, suprasti šitus dalykus. Demigods was offering prayers by asking to help from danger. Not for spiritual things, but they asking to help material danger. And here Krishna say, by such nice prayers you pleased me. So how to understand this? So, we read the other day that one should not, there's the sakama and akama. And the devotees, the demigods, to say, were sakama devotees praying to be relieved from difficulty. Mes skaitėme, kad yra sakama ir akama atsidavusiai. Kai sakama atsidavusiai, jie meldėsi viešpačio kažko tai prašydami, kad padėtų jiems esant pavojuje. But it's interesting to note that in spite of their desire to be relieved from difficulty, Bet įdomu pastebėti, kad nepaisant jų norą išsivaduoti nuo šių atėjusių sunkumų, because of their knowledge, they are nicely glorifying Krishna when they pray for this other purpose. dėl to, kad jie turi nuostabų žinojimą, jie labai gražiai meldėsi viešpačiui su žinojimu. So Krishna is seeing the good side, Taigi Krišna mato gerąją pusę. that they are praying very authentically describing their position as condition in this material existence. Jie meldėsi labai autentiškai, apibūdindami savo padėtį šioje materialioje egzistencijoje. They're glorifying Krishna. You're known as Krishna. Your reputation is bright and illuminating. Jie šlovina viešpatį, kad tu esi žinomas kaip Krišna ir tavo reputacija yra skaisti. Because they have proper Vedic knowledge, even though they're praying in difficulty, they're also glorifying the Lord very nicely. Nors jie turi, dėl to, kad jie turi tinkamą žinojimą, nors meldžiasi viešpačiui sunkumo atveju, bet jie taip pat šlovina viešpatį labai nuostabiai. So Krishna is taking the good side. Taigi Krišna priima gerąją pusę. Any other questions? Kokių dar turi klausimų? Esu girdėjęs, kad Prabhupada aiškina apie šventą vardą, kad užtenka kartoti iš tikrųjų šventą vardą, nes jisai ateina tiesiai iš dvasinio pasaulio. Tai klausimas, kam tos žinios? Prabhupada said that it's enough only to chant holy name. So why we need this knowledge? Maybe it's enough only to chant. So Prabhupada said all we have to do is chant, so why do you need knowledge for it? You can just chant. Štai Prabhupada sako, kad užtenka kartoti, tai kam tas žinojimas užtenka. But understanding that all you need to do it to chant, that is knowledge. Bet suvokimas, kad man tiesiog tai reikia kartoti, tai yra žinojimas. To say all you have to do is chant, that is knowledge. Tai yra žinojimas. Viskas, ką tu turi daryti, tai kartoti, tai yra žinojimas. It is Vedic wisdom. Tai yra vedinė išmintis. Haranama, haranama, haranama eva kevalam kalo nasteva 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 gatera nacha. That is stated in the Brihadaranyaka Purana. That is knowledge. Tai yra žinios, tai pateikta vedose. So if you have knowledge, all I have to do is chant, then very good. Now you have the knowledge and now you can chant. Taigi, jeigu jūs turite tokį žinojimą, kad viskas, ką tai reikia daryti, yra kartoti, labai gerai, jūs turite žinojimą. Next question. Kitas klausimas. Nadarani. Norėjau paklausti, kaip atskirti, kas yra materialu ir kas yra nematerialu. Na šiaip tai, kai jau žmogus yra labai aukštam lygyje, tai jam viskas yra dvasiška, visos materialios energijos. O kai žmogus yra padengtas geismo, tai jisai nesupranta. Jam atrodo, kad tai nematerialu, kad dvasiška, iš tikrųjų tai yra materialu. Kaip tinkamai skirti, kas yra dvasiška, o kas yra materialu.
Nes dvasiškai pažengęs žmogus, jisai viską mato kaip dvasišką. O nepažengęs atsidavęs gali sumaišyti, palaikyti kažką tai dvasiško, kas iš tiesų yra materialus. How to properly distinguish between spiritual and material, because some neophyte devotee can take something as spiritual, but it is material. So how to properly distinguish between material and spiritual? The neophyte devotee may not be able to tell the difference. He may take something as spiritual being material or something, or the vice versa. So how does one make that distinction? Tai kaip daryti tinkamą skirtumą? Actually, knowledge means to know what is matter and what is spirit and who is the controller of both. Iš tiesų, žinojimas tai reiškia suvokti, kas yra materija, kas yra dvasia ir kas šių abiejų kontroliuotojas. So how do we make that clear distinction? Tad kaip padaryti tinkamą suvokimą? That's where knowledge is important. Todėl žinojimas ir yra svarbus. That's why the Vedic wisdom is there. Todėl vedinė išmintis yra čia. Those things which help you to become more Krishna conscious, they are spiritual. Tie dalykai, kas padeda jums daugiau tapti Krišnos sąmoninga, tai yra dvasiška. Those things which take away your Krishna consciousness, they are material. O tie dalykai, kurie sumažina jūsų Krišnos sąmonę, tai yra materialu. There's a very nice verse by Rupa Goswami. Labai gražus Rupa Goswami posmas yra. Actually, it is two verses. Tu posmai. Ata saktasya vishayan yatarpamapi yunjataha nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchyate prapanchakataya bujya hari sambandhi vastanaha mumukshubi purityago vairagyam bhaugyu katyate. A person who sees everything, who accepts everything as being in relationship with Krishna and engages everything in Krishna's service, is properly situated in renunciation. Žmogus, kuris mato viską susijus su Krišna ir viską panaudoja tarnystėje Krišnai, jisai tinkamai įsitvirtinęs atsižadėjime. On the other hand, a person who rejects everything, not seeing its relationship with Krishna, Iš kitos pusės tas, kuris viską atmeta, nematydamas ryšio su Krišna, is a false renunciate. yra netinkamai atsižadėjęs. He's called Palgu Vairagi. Jis vadinamas palgu vairagija. So one has to see that actually everything is the energy of Krishna. Tad reikia matyti, kad iš tiesų viskas yra Krišnos energija. For a pure devotee, there's nothing material, Tyram atsidavusiam nieko nėra materialaus, because he engages everything in Krishna's service. nes jis viską panaudoja tarnystėje Krišnai. The pure devotee can engage the entire world in Krishna's service. Tyras atsidavęs gali visą pasaulį užimti tarnystėje Krišnai. So the key is you have to engage things in Krishna's service. Taigi raktas yra tame, kad reikia užimti dalykus tarnystėje Krišnai. If you have some talent, use that for Krishna. Turit talentą, panaudokit jį Krišnai. If you have some money, spend that for Krishna. Turit pinigų, išleiskit juos Krišnai. If you have some home, make that a Krishna conscious ashram. Jeigu turite namus, padarykite tai Krišnos sąmonės šventikla. Whatever you Ashram. have, use that in Krishna's service. Kad ir ką turit, panaudokite tai tarnystėje Krišnai. This is the real meaning of renunciation. Tai yra tikras atsižadėjimo prasmė. Not that I say, oh, I have nothing to do with this material energy. I renounce. Ne taip, kad atsiriboti ir sakyti, nieko neturiu bendro su materialia energija. There's a story about one man, he walked into the Bank of America. Tokia yra istorija apie žmogų, kuris nuėjo į Amerikos banką. And he said, actually one man came in with a gun. He said, now I'm robbing this bank. Iš tiesų žmogus atėjo į banką su ginklu ir sako, štai dabar apiplėšimas. That is criminal activity. One is not supposed to rob banks. Bet tai yra kriminalinė veikla, nereiktų taip daryti. And another man came in, he said, I renounce this bank. O kitas žmogus atėjo į banką ir sako, aš atsižadu šito Is it banko. his bank to renounce? Ar tai jo bankas, kad jo atsižadėt? He's a crazy man, a madman. Ne, jis pamišėlis. The first man, he is not good, he's a criminal. Pirmas žmogus yra kriminalinis nusikaltėlis, irgi nėra The geras. second man also is not good. Antras žmogus irgi nieko gero. I renounce this bank. Atsižadu šio banko. He doesn't own the bank. Taigi bankas jam nepriklauso. So someone says, I want nothing to do with this material world, I renounce this material world. Jei žmogus sako, aš nieko neturiu bendro su šitu materialiu pasauliu, aš jo atsižadu. Since when did it belong to you that you're even in a position to renounce it? Kaip jis tau net nepriklauso, tai kaip tu gali jo atsižadėti? The proper thing is to see that everything is Krishna's property Tinkama nuotaika būtų viską matyti kaip Krišnos nusavybę and use it for Krishna. ir panaudoti Krišnai.
If you use something for sense gratification, that is material. Kažką naudosit jūslių tenkinimui, bet tai bus materialu. And the same thing in using Krishna's service, now it is spiritual. Tokiu būdu viskas, kas panaudota Krišnos tarnystėje, yra dvasiška. So that distinction you must see. Tokį turit matyti skirtumą. Am I using this in Krishna's service? Ar aš tai naudoju tarnystėje Krišnai, Or am I using it for my sense ar gratification? naudoju savo jūsliams. If you're using it to serve Krishna, then you're properly situated in the spiritual energy. Jeigu naudojat Krišnai, tuomet esate įsitvirtinusi dvasinėje And energijoje. if you're using it for your sense gratification, you're in Maya. O jeigu naudojate savo jūsliam, jūs esat majai. So always see, am I using it for Krishna? Tad visą laiką reikia stebėti, ar aš tikrai tai naudoju Krišnai. That's where we draw the line between matter and spirit. Čia reikia brėžti liniją tarp materijos ir dvasios. Any other questions? Kokį dar turit klausimų? Aš turiu du klausimus, jeigu galima. Jeigu iš šito išplaukiančio, iš šito atsakymo, tai jeigu viskas iš tikrųjų materialus pasaulis, sakome, viskas, kas materialiniam pasauliui priklauso Krišnai, niekas man nepriklauso. O kam priklauso cigaretės ir alkoholis? First question, that if everything depends to Krishna, so who is the owner of cigarettes and alcohol? Who's the owner of the cigarettes and the alcohol? If everything depends to Yes. Krishna. Bhumi rapo nalo vayu kang mono budare vacha ahankara iti yang me bina krititarashtadha. Krishna says to Arjuna, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, altogether these 8 constitute my separated energies. Krishna sako, o Arjuna, žemė, oras, vanduo, eteris, netikras ego ir intelektas, visa tai yra mano atsietusios materialios So you energijos. can scientifically analyze, Tad moksliškai galite panalizuoti, are cigarettes composed of some of these 8 elements? ar cigaretės sudarytos iš tam tikrų šių 8 išvardintų elementų, Is alcohol composed of these combination of these 8 elements? ar alkoholį taip pat sudaro šie elementai. If the answer is yes, then they are the energy of Krishna. Atsakymas taip, ir jie yra Krišnos energijos dalis. So one can use the energy of Krishna to advance in Krishna consciousness, Tad galima Krišnos energiją panaudoti tam, kad tobulėti Krišnos sąmonėje, or one can use the energy of Krishna to go away from Krishna. arba naudoti jo energiją tam, kad atitolti nuo jo. You may say, how is that possible? Galite sakyti, kaip tai įmanoma? I can't believe that you could use Krishna to go away from Krishna. Negali patikėti, kad galima naudoti Krišną tam, kad eiti nuo But Krišnos. that is stated in Bhagavad Gita 15:15. Bet Bhagavad Gita 15:15 tai Savasya sako. chaham hridi sannavishto mataksmatir jnanam apohanam cha. Krishna says, I am the source, I am seated in the heart of all living beings, and I am the source of remembrance, knowledge, and forgetfulness. Krišna sako, aš esu visų širdyje ir esu šaltinis atminties, žinojimo ir užmaršties. So, if you want to forget Krishna, Bet jeigu norit pamiršti Krišną, he is saying, here, have some cigarettes. jis sako, štai šią cigarečių Here's some alcohol. ir šiek tiek alkoholio. He's providing you forgetfulness because you want it. Jis suteikia jums užmarštinis, jūs He to is giving norite. it to you. Jis jums ją suteikia. Any other questions? Dar klausimą? Yeah. Kas yra netikras ego ir kaip jisai veikia sąmonę, kokios jo apraiškos ir kaip jį pažinti, kaip neturėtų būti ir kaip turėtų būti tada, kas yra tikrasis ego ir kaip jį kultivuoti. Kas yra netikras ego, kaip atpažinti jį, kaip jis veikia mūsų sąmonė, kaip jis apsireiškia ir Ir kaip neturėtų būti, o kaip turėtų būti, kas yra tada tikrasis ego. kas yra mūsų tikras ego, kaip turėtų būti. What does it mean, not real ego, Not to what? false ego, how he is manifesting, how False to ego see. means if you think that you're that body, that is false ego. Netikras ego reiškia, kad jūs galvojat, kad esate If šitas you're kūnas. thinking, I am a woman, Jūs galvojate, esu moteris. then you are under the influence of false ego. Tuomet jūs esate veikiama netikro ego. Or if you're thinking, I am the center of the universe, Arba galvojate, esu visatos centras. everything revolves around me, Viskas sukasi aplink mane. then you're also guilty of false ego. Tai yra taip pat netikro ego veikla. So now do you understand false ego? Ar suprantat, kas yra netikras ego? So kick it out. Tai išspirkit jį. Any other questions? Kitas klausimas.
There was more. Oh, another one? She had another part of the question? Yes. Okay, what was the other part? What is the real ego? And Real ego is, I am the spirit soul, eternal servant of Krishna. tikras ego, aš esu amžina dvasia, amžinas Krišnos tarnas. Does that answer everything? Ar tai atsako visus tavo klausimus? So be the eternal servant of Krishna. Tad būk amžinas Krišnos tarnas. Don't try to be a woman or a Lithuanian or this or that and try to be devotee of Krishna. That is real ego. Nebandyk būti nei moteris, nei lietuvė, dar kažkas, tai būk Krišnos tarnas. That will make you happy. Ir tai padarys tave laimingą. Any attempt to be anything that you're not will not satisfy you. Visos pastangos būti tuo, ko nesi, nepatenkins tavęs. You see, our philosophy of Krishna consciousness, it is very simple philosophy. Mūsų Krišnos sąmonės filosofija yra labai paprasta. If someone asks you, what is your philosophy, you can tell them, my dear sir, our philosophy is know who you are and be who you are. Mūsų filosofija paprastai, kas jūsų paklaustų, galite atsakyti. Mūsų filosofija reiškia žinoti, kas esi ir būti, kas esi. So ego means identity. Taigi, ego reiškia identitetas. You either have a false identity by misidentifying with matter, Tad jūs galite save tapatinti su materija, or you have your real identity by understanding the actual nature of the self. ar tapatinti save su tikru savimi. Other questions? Kiti klausimai? Va taip, kažkaip važiuodama, prisiminiau ankstesnės paskaitas, bet taip negalėjau sudėlioti minčių. Iš tikrųjų mes kaip ir turime klausyti savo širdies. Ir pačios Sankirtanos bhaktai pasakojo, kaip, reiškia, vienas bhaktas jautė, kad jo širdis netraukė ten knygas nešti platinti. Bet jis vis tiek nuėjo ir kai atidarė, ten pasirodo būrės afganistanėtės į jį pistoletą nutaikė. Ir man dabar klausimas iš tikrųjų, tai jie parėmė tą filosofiją, kad, žodžiu, skorpionas turi įgelti, o, reiškia, platintojas ten, tipo, platinti knygas. Tai kaip iš tikrųjų, ar vis dėlto turi klausyti savo širdies, ar vis dėlto žengti per save ir kaip pasakyti, neklausyti savo širdies? Kaip čia šioje situacijoje iš tikrųjų reikia elgtis? Atsidavusieji platino knygas ir širdis sakė, kad nereikia eiti į tą būtą, bet jis vis vieną nuėjo ir tenais buvo ginkluotas žmogus, atsukęs jį ginklą. Ir buvo paaiškinta atsidavusiu, kad tokia yra dharma, kad skorpionas turi gelti, o platintojas turi toliau platinti. Tad klausimas, ar vis dėlto reikia klausyti savo širdies, ar perlipti per save ir eiti pirmin. There was one story that book distributor, he was feeling that it's better not to go to this place, but he went, and there was man with gun, and he is chastising him with gun. So A man had a gun there. yes, What happened? What did he do with the gun? he just chastising. He shot? No, He chastised him. yes. He didn't shoot. No. Okay. So some devotees explained that there is some type of people like scorpions, they have to bite, but there is devotees anyway, they have to go and take this biting. So question is, should we follow our heart, and if we feel that it is not to do, it's better not to go, or anyway we have to go, even if our heart say not to do this, we have to do it. The difference is we have two different influences. We have the super soul within who is guiding us, what to do and what not to do. Mes turime du objektus, kurie mūsų įtakoja. Tai yra super siela, kuri sako iš vidaus, ką daryti, ko nedaryti. That is pure. Tai yra tyras reikalas. We also have our own mental concoctions which are based on karma. Taip pat turime iš kitos pusės savo mentalinius įsigalvojimus, kurių pagrindas ateina iš And they are karmos. impure. Ir tai nėra tyra. So, you see, you can be either a servant of your mind or you can be a servant of the Paramatma. Taip, mes galime būti tarnu arba savo proto, arba paramatmos.
A neophyte devotee can't tell the difference often between his mind and the Paramatma. Dažniausiai neofitas niekaip negali pasakyti skirtumo tarp proto ir paramatmos. That's why he needs a spiritual master. Todėl jam yra reikalingas dvasinis mokytojas. The spiritual master is the external manifestation of the Paramatma. Dvasinis mokytojas yra išorinė paramatros apraiška. When in doubt, ask your guru, Kai yra abejonė, paklaus guru. and then you know you're engaged properly. Ir žinosi, kad elgiesi tinkamai. The neophyte, he may think he's following the Paramatma, but actually just following his own mental concoctions. O neofitas gali mąstyti, kad seka paramatmą, bet iš tiesų tai jo protiniai išsigalvojimai. But when one becomes advanced in Krishna consciousness, then he can follow the Paramatma from within at every minute. He can know exactly what he should do from the Paramatma's guidance. Tačiau, kai žmogus pažengia dvasinėme žinojime, kiekvieną akimirką jis yra vedamas paramatmos ir žino, That kaip is for the turėtų realized elgtis. soul, Bet tai yra skirta realizuotam sielom, not for the neophyte. ne neofitam. The neophyte must follow his spiritual master. Neofitas turi siekti savo dvasinių mokytojų. Otherwise, he may get shot. Kitu atveju gali ir nušauti. So we'll stop here, Čia nais ir sustosim. and we thank you very much. Labai jums dėkoju. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. His Grace Shriman Sankar Shantikari Maharaj ki jai. Well, I'd like to welcome Robin from the UK has come. Bhakta Robin has come from the UK. Norėtume pasveikinti Bhaktą Robiną iš Anglijos. To attend the Vyasa Puja. Jisai atvyko į Vyasa Pudžą. He's my aspiring disciple. Jisai yra mano būsimas mokinys. Okay. Iš Australijos. You made it to Mangalarti today. Yes. Very good. No, so every day from now on, you come to Mangalarti, you get Mahasweet, otherwise no Mahasweet.